Sveiki gyvi, aš nenumiriau, jūs taip negalvokit. Tiesiog, buvo šio bei to, iš tikrųjų labai daug buvo ir neturiu laiko, neturiu jėgų, neturiu noro kažką daryti, bet galiausiai viskas kaip ir atsistojo savo vėžes. Ir mes tęsim mūsų C++ sezoną. Taigi, jį pradėti norėčiau nuo padėkojimų 3 žmonėm, kurie atsakė teisingai. Ta prasme, aš uždaviau klausimą prieš šventės, prieš kalėdas ir 3 žmonės būtent pakomentavo teisingą atsakymą ir teisingas atsakymas yra kalėdos skliausteliuose 2 ir sekančiuose skliausteliuose 2. Tai yra 21 skaičius, 2 ir 1. Jis yra mano mėgstamiausias ir laimingiausias, taigi kas tai 3 žmonės? Pirmas tai yra Pauliaks 1, šaunuolis. Antras žmogus yra Erlandas. Ir trečiasis žmogus yra Deivis. Taigi, Erlandai, Deivi ir Pauliau, jūs esat maladėc. O dabar galim pradėti mūsų antrą dalį sezono, sakykime, ir judam prie reikalo. Jūs nepatikėsit. Padariau visą pamoką šią ir pasirodo neuždėjau varnelės, kad rašinėtų garsą. Taigi reikia viską iš naujo daryti po velniais. Žodžiu, pirmiausia, tai aš noriu parodyti, kad tie 3 žmonės, kurie, kaip sakiau, sakė teisingai, iš tikrųjų yra teisūs, taigi pabandysim mūsų prie tos pamokos kode įrašyti tos skaičiukus 2, pasileisti ir žiūrėti, kas gavosi. Na ir mes matom skaičių 21, kuris iš tikrųjų yra mano laimingas skaičius ir, mėgstamiausias. Na, o dabar tiesiog imkime ir eikime prie šiandienos pamokos. Tam mums reikia šitas jautą panaikinti. Visą kitą galime palikti ir aš parodysiu šiandien, kaip būtent, nustokit man rašinėti po velniais. Parodysiu, kaip atvaizduoti visą šitą reikalą gražiai, pavyzdžiui, kas liečia stulpelius ir eilutės. Na, kad viskas atrodytų daugmaž taip. Tik vietoj šitų kvadratų mes matysime skaičius. Būtent tos skaičius, kuriuos mes esame susirašę ir būtent tose vietose, kurie turi būti. Taigi, kaip dabar visą tai atvaizduoti? Kad tai atvaizduoti, mums reikia for ciklo. Taigi, galime nuo jo ir pradėti. Mes for cikle norim padaryti taip, kad mums atvaizduotų visas 3 eilutes, ar ne? Taigi, būtent taip ir pasirašom eilutę, sakykime, kintamai pavadinkime, ir eilutė mūsų prasidės nuo 0, žinoma, nes, kompiuteris nuo 0 skaičiuoja, ne kaip mes žmonės nuo vieneto. Toliau, skaičiuos tol, kol mūsų eilutė bus mažiau už 3. Kodėl mažiau už 3? Nes, mūsų 3 eilutės bus 0 eilutė, 1 eilutė ir 2 eilutė. O jeigu būtų 3 eilutė, tai čia gautųsi kaip ir 4. Na, jeigu žiūrėt mano pamokos praeitais metais, jūs tikrai suprantate apie ką aš. Ir aišku, eilutė ++. Toliau, šitam for cikle mums reikia susikurti for ciklą. Na, mes turime for ciklą eilutį, dabar mums reikia for ciklo, kad mums atvaizduotų stulpelius. Taigi, viskas lygiai taip pat. Stulpeliai bus skaičiuojami nuo 0, kitaip sakant, nuo 1 skaitmens. Taip pat skaičiuos, kol mūsų stulpelis bus mažiau už 5, kai jau bus lygu 5, nustos skaičiuoti. Na ir žinoma, mūsų stulpelis ++, kad skaičiuotų po 1. Dabar taip, ką reikia čia įsirašyti? Čia reikia įsirašyti sijautą, kad, mums atvaizduotų tos skaičius galų gale, ne? Tuomet mes rašome mūsų kalėdos. Ir čia tiesiog įrašom mūsų for ciklo naudojamus kintamosius. Taigi, pirmam for cikle mes naudojam eilutę, ar ne? O antrajam for cikle mes naudojam stulpelį. Štai taip. Ir čia dar vieną dalyką aš noriu padaryti, tai tiesiog uždėti kabutes, kad mes turėtumėm tarpą, kad mūsų atvaizduoti skaičiukai nebūtų sulipę ir, sakykime, tarp 1, 2 ir 3, 4 ir 5, tarp jų būtų tarpai. Jie skirti tarpu. Nes kitu atveju atrodys kaip vienas skaičius. Toliau išeinam iš mūsų for ciklo
iš mūsų antro for ciklo ribų. Ir čia pasirašom taip pat cout ir endline. Dabar kas pavilnių čia yra? Šitas reikalas padarys taip, kai mes suskaičiuosime mūsų pirmus 5 stulpelius ir norėsim perėti į antrą eilutę, būtent čia pasitarnaus šitas kodelis. Jisai perkels sekančius stulpelius į sekančią eilutę. Jeigu jo nebūtų, mes visus skaičius matytume vienoje eilutėje. Bet kadangi jisai yra, mes matysim kiekvieną eilutę žemiau praeitos eilutės. Na, žodžiu, lygiai taip pat kaip tam brėžinyje, kur rodžiau. Tik dabar, kad būtų daug gražiau, aš noriu tiesiog mūsų skaičius biškį pasikoreguoti, sakykime, štai taip, kad atrodytų daug gražiau. Ir jeigu aš klaidų nepadariau ir pabandysiu paleisti, mes matysime labai gražų stulpelį ir eilučių derinį. Taigi, kaip matote, labai paprasta visą tai atvaizduoti, skaičiukai yra būtent ten, kur jų vieta ir tokiu būdu galite sukurti kalendorių, sakykime, kokį nors ar kažkokį grafiką ar panašiai. Taigi, pradėjom naują sezoną su šiokia tokia nesėkme dėl to garso, bet visgi pamoka, kaip matote, išėjo, teko antrą kartą ją paleisti. Ir dabar noriu pasakyti, kad C++ antra dalis sezono tęsiasi ir keliaujam mokintis toliau, susitiksim trečiadienį. Visą.